Sveiki, mano brangus dvynukai, čia yra prognozė taro kortomis jums 2025 metų kovo mėnesį. Parašykite, prašau, kaip praėjo jūsų vasaris, kas pas jūs išsipildė, koks jums buvo vasaris, kokį įspūdį paliko. Šiaip tai vasaris buvo nelengvas mėnuo. Aš pati pajutau tą bangavimą, įdomu kaip jums. Taipogi rašykite, jeigu turite kažkokių tai klausimų, jeigu turite kažkokių tai temų, kurias jūs norėtumėte, kad aš panagrinėčiau ir daryčiau ne tik tai tokias prognozes bendras mėnesiui pagal zodiako ženklus, bet norėtumėte galbūt kažkokias kitas temas, kad aš apimčiau ir irgi daryčiau tokias apžvalgas, arba galbūt atsakyčiau į kažkokius jūsų išsamius laiškus, situacijas, komentarus, jas pakomentuočiau, duočiau kažkokius tai patarimus ir įžvalgas. Tai rašykite būtinai, galite rašyti ir mano elektroniniu paštu paklausk@gmail.com, galite rašyti čia, TikTok'e. Man kuo daugiau jūs rodysit iniciatyvos, tuo geriau. Gerai, pradedam, mano brangus dvynukai, nuo šitos kvailio kaladės. Jau žinote, kad aš šitas kortas turiu pardavime savo elektroniniai parduotuviai. Čia yra plastikinės kortos, jos yra nesiglamžančios, nesidėvinčios, su visom reikšmėm, kurios parašytos anglų kalba ant kortų. Tokias turiu ir rusų kalba. Tai galėsite pasirinkti, jeigu norėsite, iš elektroninės parduotuvės ir ten nusipirkti. Kaina kem 7 šiam su pristatymu Omniva paštomatu. Gerai, suformuluokite dabar savo intenciją, savo kažkokį klausimą, į kurį norėtumėte gauti atsakymą, arba tiesiog duokite užklausą apie bendrus jūs laukiančius įvykius ir mes pradedam. Dvyniai, kas jūsų laukia kovo mėnesį. Pirma korta - Pentaklių karalius, antra korta - Jėga ir trečia korta - 9 lazdos. Žiūrėkit, Pentaklių karalius tai yra žemės stichijos atstovas. Tai gali būti jautis, ožiaragis arba mergelė pagal zodiako ženklą. Tai yra toks labai praktiškas, žemiškas, toksai stabilus, tvirtas vyras su tokia tvirta savo nuomonė. Tai galbūt ir bus pas jūs, mano brangus dvynukai, kažkoks tai pasipriešinimas su juo, nes stovi šalia korta Jėga. O jėga gali reikšti iš vienos pusės kažkokius aistringus santykius, kažkokį tokį potraukį vienas kitam, simpatiją, kuomet jūs, sakykim taip, tas žmogus užstrigo jūsų galvoje, jūsų širdį ir jūs jam kažką tai pajutote, bet iš kitos pusės tai gali būti ir pasipriešinimas. Atsiprašau, jėga tai tuomet, kai gali dvi stiprios asmenybės susikirsti kažkokiam tai nesutarime, nuomonių nesutarime. Tai vėlgi žiūrint, kokią sferą gyvenimo mes imame. Jeigu santykius, jeigu meilė, tai žinoma, tai gali būti kažkokia tai sąveika su Pentaklių karalium, su vyru, su kuriuo jūs turite tarpusavio simpatiją ir tą tokį vienas kitam aistringą kažkokį netgi, tokį jausmą. Jeigu tai darbinės rytis ir tas Pentaklių karalius pas jūs darbe kažkoks tai vadovas arba kolega, tai iš tikrųjų gali būti susikirtimas tų nuomonių ir būtinumas atstovėti savo nuomonę. Kodėl tai sakau? Nes trečia korta, 9 lazdos, tai yra tam tikros kliūtis, tai yra būtinumas apginti save ir atstovėti savo kažkokią iš tikrųjų tokią tvirtą nuomonę, kuri turi būti apginta. Tai su tuo žmogum jūs turėsite, kažkam tai bus aktualu ir pasireikš šitos kortos santykiuose, kažkam tai darbiniai srity, kai būtinumas save apginti savo nuomonę ir įrodyti savo teisingumą, teisėtumą, ne? Taip, imu antrą kaladę, tai yra metų rato taro. Ir žiūrim toliau, dvyniai, kas jūsų laukia kovo mėnesį. Traukiu kortas. Pirma korta - 5 pentakliai, antra korta - 8 pentakliai. Žiūrėkit, kažkoks tai bus darbinis procesas, pas jūs labai daug gali būti darbo, bet ryšim su tuo, kad jūs galite
turėti, nu, kažkokį nemalonumą, praradimą. Vėlgi, jeigu atliekate kažkokį savo, nu, teikiate savo paslaugas, ne, tai vat gali būti kažkoks tai praradimas. Nu, pavyzdžiui, nepatenkintas klientas, kuris atsisakė mokėti arba grąžino jūsų ten prekę ar dar kažką tai ir pasakė, kad ten kokybiška. Tai nereiškia vėlgi, kad tai gali būti tiesa. Čia tiesiog, vat, kaip ir čia būtinumas atstovėti savo nuomonę, bet čia jau jums svarstyti, ar jums reikės nu, tą energiją savo išeikvoti ant to įrodinėjimo, bet vat, gali būti toks variantas, ne? Kažkoks tai praradimas ir nuostolis ir nusivylimas. Bet ryšium su tuo jūs tikriausiai labai imsitės vėl tokios iniciatyvos ir darbo ir dar daugiau nu, dirbsite, teiksite tų paslaugų ir taip toliau. Nes yra vat, korta 8 pentakliai, tai yra žmogus daug dirba, daug deda pastangų, bet jo rezultatas, nu, jisai atsiperka, ne? Rezultatas yra labai geras, nes žmogus tikrai įdėjo tas pastangas ir padarė labai kokybiškas, nu, ten prekės, paslaugas teikia tikrai kokybiškas. Taip, aš imu trečią kaladę, raganų taro ir pasižiūrim, kaipgi pasibaigs jūsų kovo mėnuo. Mano brangus dvyniai. Taip, o pirma korta mirtis ir antra korta teismas. Wow, mėnesio pabaiga jūsų laukia tokia, nu, rimta, tai yra rimti pokyčiai. Mirtis tai yra transformacija, tai yra pokytis, teismas tai yra atgimimas, tarytum jūs atgimėte iš naujo. Tai žiūrėkite, va ta transformacija, tas pokytis, jisai ir bus toks tikriausiai asmenybės pokytis, kuomet jeigu kažkas tai jautėsi, nes kovo energijos yra nu, labai stiprios, ten bus 2 užtemimai, ten bus retrogradinis Merkurijus, ten bus nu, labai toks transformuojantis mėnuo su transformuojančiom energijom. Ir pas daugelį žmonių labai bus didelių pokyčių. Tai vat jums vieniems iš, nu, vat dvyniai, jums tas pokytis tikriausia bus neišvengiamas. Nu, keisis gyvenimas 180 laipsnių kampų, tai vadinasi arba vienas gyvenimo ciklas, kažkoks tai periodas. Nu, tarkim, gyvenimo periodai būna ten 4, 5, 7 metų. Kiekvienas turi irgi stebėti pagal save. Nu, vat, būna skirtingiem žmonėms skirtingas vat, gyvenimo ciklas. Ir jisai pasibaigia tas gyvenimo ciklas vienas ir prasideda tada vėl ties 1 metais vėl naujas gyvenimo etapas, naujas ciklas. Tai va čia jums dvyniai vat būtent ateina tokie pokyčiai pagal šitas 2 kortas - mirtis ir teismas. Tai va, kažkas tai galbūt jausitės iš tikrųjų kaip atgimę iš naujo, ne? Tarytum mirė jūsų viena asmenybė ir nu, pakilo ir atgimė visiškai kita asmenybė. Tai yra normalu, nes nu, iš tikrųjų pagal tą ciklą ir astrologinį ir nu, visų tų energijų pokyčio, tai iš tikrųjų gali jūsų laukti dvyniai daugelį iš jūsų. Jūs taip galite jaustis, ne? Jaustis, tarytum, kaip ta gyvatė nusineria, ne, tą seną odą ir viskas nu, atsinaujino, ne, atsinaujina oda. Čia, nu, kaip metafora, bet pagal šitas kortas, žinoma, tiesioginė ta žodžio prasme, jūs galite nu, turėti kažkokius tai įvykius nesukrečiančius. Galbūt jūs sužinosite kažkokias nu, nelabai malonės naujienas, galbūt kažkas tai pasitraukia iš gyvenimo, galbūt kažkas tai, nu, vat, sužinosite tiesiog naujienas, kad kažkas tai iš jūsų draugų ar ten pažįstamų, nu, vat, vėlgi kažkokia nelaimė atsitiko ir taip toliau. Čia gali prasigruoti ir taip mėnesio pabaigoje, bet mes imkime ir likime prie transformacijų ir pokyčių ir jūsų asmenybės atnaujinimo. Tai tiek būtų mano brangus dvyniai. Primenu, kad prognozė yra tik tai bendro pobūdžio. Kas norėtų savo asmeninės prognozės, naudojant jūsų duomenis, ją galite užsakyti mano internetiniai svetainiai būrimas taro kortomis LT. Čia jūs rasite ir kortas, kurias rodžiau rusų ir anglų kalba. Čia jūs rasite visas dėlionės suskirstytas pagal temas, meilės, santykių, finansų, sveikatos, metinės prognozės. Prašom, pereikite ir užsakykite. Sėkmingo kovo mėnesio.